Na ką, pas mane dabar namuose stovi dvi taupyklės. Viena yra mūsų bendra taupyklė, kuri dažniausiai stovi koridoriui. Jinai yra nesenai ištuštinta ir iš naujo pradėta taupyti. Ir dar viena taupyklė, Oskaro taupyklė, Oskaro kambaryje, kur yra dedami pinigai močiučių, tėtų ir mūsų pačių tėvų. Tai šitos taupyklės pas mus būna labai greitai ištuštinamos, dėl to, kad neapsimoka tokių pinigų taupyti metai iš metų, dešimtmečiai ir taip toliau. Tai yra geras įprotis taupyti, geras įprotis atėjus namo iškratyti savo kišenes ir smulkius pinigus įmesti į taupyklę, bet kita vertus šitie pinigai nieko neveikia visą parą. Jie neatneša nei vieno papildomo cento jums, kol jūs dirbate ar jūs kažkur keliaujate, šitie pinigai tiesiog guli ir nieko neveikia. Kiekvienas šitas euras, kuris guli čia, jeigu jūs jį investuosite kiekvieną dieną per kaupiamą į gyvybės draudimą, jūs gausite 10 kart geresnę grąžą negu čia šitoj taupykliai. Mes šias taupyklės turime, todėl kad mes jau turime prieš aš asmeniškai 12 metų pasidariusi kaupiamą į gyvybės draudimą, investuoju savo pinigus. Mano vyras tą yra padaręs prieš 8 metus ir mūsų vaikui esam padarę prieš 5 metus investavimą. Todėl tokios taupyklės visai neblogai turėti namuose, nes mes jas ištuštinam per metus laiko, kai prisikaupia maždaug iki čia. Mes čia iškraunam kažkur nuo 800 iki 1200 eurų pinigų ir tada juos išleidžiam čia ir dabar. Tokie pinigai turi būti išleisti kažkokiem čia ir dabar niekučiams, kad ir kelioniai prisidėti, kad ir kažkokiam daiktui nupirkti arba netikėtom išlaidom, kurios ateina čia ir dabar netikėtai, nesuplanuotai. Todėl tokios taupyklės neatneša jokios grąžos, bet atneša jums bent jau tai, kad jūs neišleidžiat tų 2 eurų rytoj, o įmeta čia į taupyklę ir susirenka visai tokia nemaža pinigų suma. Bet aišku, aš visą laiką esu už tai, kad tie pinigai dirbtų. Todėl toks būdas taupimo turi atsirasti tada, kada jūs jau kažkur investuojate papildomai. Investuojate per kaupiamą į gyvybės draudimą, gaunate tikrai didelės palūkanas, gaunate labai didelę grąžą ir tuo pačiu apsidraudžiate save ir savo vaikus.